2026 metais bus dar daugiau teigiamų pokyčių. Privalome spartinti inovacijų tempus. Europa prisima atsakomybę už savo pramonę ir ateities technologijas tokiose srityse kaip dirbtinis intelektas, kvantinė kompiuterija, biotechnologijos, gynyba ir netgi kosmosas. Mes, lietuviai, labai vertiname 4 pagrindinės judėjimo laisvės Europoje – asmenų, prekių, paslaugų ir kapitalo. Europa siekia iki 2028 metų panaikinti visas kliūtis ir sukurti 5 judėjimo laisvę – inovacijų. Kalbant apie verslą, mažiau biurokratijos, daugiau realaus įgyvendinimo. Europos komisija jau pasiūlė daug supaprastinimo priemonių. Konkretus tikslai apima išlaidų ir ataskaitų teikimo pareigų sumažinimą iki 2030 metų bent 25% visoms įmonėms, taip sutaupant daugiau nei 37 milijardus eurų. Ir tai dar ne pabaiga. Dėl mažesnės biurokratijos paprastės taisyklės automobilių, mokesčių, energetikos srityse ir dar daugiau.